Sveiki visi blogeriai, turiu blogerinti, tai išrinkimo apylinkės, labai greitai nubalsavau, bet sprendimas labai tvirtas. Vakar mane bandė nuagituoti, bet aš prisiminiau, kad tas kandidatas, kur labai fainas, iš tikrųjų yra už Slavą Ukrainą, tai man tokie netinka, mes turime Lietuvą rūpintis. Gali kandidatas nepatikti, kažkas visą laiką svarbu reikia žiūrėti, kas yra gerai Lietuvai ir kas yra gerai didžiajai kaimyniai, nes jie reikės kalbėtis, kaip baigtas Slavų karas, reikia viskas. Laisvai gali būti tas žmogus spec tarnybų projektas, spec tarnybos dirba, saugot Lietuvą kažkokiu tai būdu tarp rytų ir vakarų. Dėl referendumo tai aš kategoriškai 100% konstitucija neliečiama. O priimta 90 metų, kad galioja pirmą pridalina pasų, kai galioja. Taip negali būti, turi būti kažkoks stabilumas. Tiek, kiek dar liko laiko bėgti balsuoti, vis tiek ką nors sugalvosite. O referendumo balsavimas labai svarbus, kad išliktų Lietuva. Ir kad tai viskas gerai, jeigu tai yra naujoji Jeruzalė, viskas gerai, bet naujoji Jeruzalė išstums mus iš tikrųjų. Ane? Iki.